Taigi turiu pasiruošęs blokus. Blokai yra nušviesti, nuvalyti. Viskas išėmiau visą gyringą. Turiu gražiai susidėjęs ant stalo, kaip turėtų būti. Čia trūksta vienos šaibos. Trūksta šaibos ant... Ant šitos vietos. Nes čia, kiek suprantu, turėtų būti šaiba, nes tiek čia judanti dalis. Tai dabar turiu pasiruošęs iškart ugnį. Prikaitysiu guoliavietes ir tada atsinešiu guolius, statysim, o po to vėliavą. Taigi šiaip ne taip įdėjom pavarų dėžę, bent jau pavaras. Iš tikrųjų buvo biškį košmaras, nes aš įdėjau ant kitos pusės blokų. Būtų žymiai paprasčiau buvę, jeigu būčiau šičia įdėjęs. Ir, šiaip nėra skirtumo, bet aš šitų negaliu ištraukti, nes yra prasuktas varžtas, tai net nesukau aš to varžtų. Tai vien dėl to biškį sudėtinga buvo. Bet įdėjau, viskas sukas, viskas veikia. Biškį YouTube'is panaudojau, bet taip turi būti. O toliau tai įdėsiu antrą pusę blokų ir bandysim rinkti sakabos pusę. Taigi bloką pasiruošiau. Dabar teliukai jos iš tikrųjų suspaus, bet man nepatinka, nes biškį velinas juda daugiau nei turėtų judėti. Bet aš manau, kad čia tiesiog biškis dar neatšalęs, nors jau aš atšalęs. Bandysiu antrą blokų pusę uždėti, gal viskas gerai bus. O jeigu ne, tai išmesiu. Taigi, nežinau, nuo ko pasibaigė praeitas videokas, bet čia jau yra nauja diena. Ir kiek atsimenu, lygtais pabaigiau, kai sujungiau blokus. Bet ištiko problema, kad bandžiau įdėti salininkus. Juos įdėjau, bet aš juos biškį per giliai įdėjau, o jau išėmiau, bet ragas buvo. Tai dabar laukiu naujų salininkų. Turėtų pareiti, nežinau, pirmadienį, gal antradienį. Dabar yra sekmadienis. Ir dar turiu vieną, ne problemą, bet mintį, kad aš uždėjau tarpinę, aš jos netepiau, nes tiesiog, nežinau, tarpinės nereikia būtinai tepti, bet pagalvojau paskui, kad gal vis dėlto reikėjo, nes mano blokas tikrai nėra pats nuostabiausias. Tad, ypač šičia. Tad tikėkimės, kad neleis. Šiaip prisispaudė tarpinė, viskas gerai buvo, viskas atrodo normaliai. Tai galėjau kaip tokį, nežinau, safe planą uždėtų hermetikų,
bet taip ir neuždėjau, nepagalvojau. O jau imt lauk tai tikrai neimsiu, nes kelsiu blokų iš naujo, nes tada būtų žymiai daugiau problemų, manau, ir tada reiktų vėl laukti naujų tarpinių, nes šitą tarpinę tai tikrai jau būsiu sugadinęs. Tai, manau, tai paliksiu. Manau, viskas prisispaudė, viskas gerai. Tad negaliu rinkti sankabos pusės, negaliu rinkti kitos pusės, nes reikia įdėti salnikus, tai degimų nesurinksiu. Čia dėžės šitos pusės irgi negaliu, nes čia turiu įdėti dantrasis. Tai manau, šiandien galėsiu bent jau surinkti cilindrą. Šiaip dėl vaizdų galėsiu uždėti coverį. Į siurbimo dar negalėsiu, nes į siurbimą reikia laukti spacerių dar. Doppler spaceris turėtų būti, nes man netelpa. O iš čia nieko nereikia daryti. Čia viskas kaip ir yra. Visos dalys yra surinkti. Tik va, belikų tą ir padaryti. Tai toks mini šiandien darbas, kad bent kažką turėčiau ką veikti, yra cilindrą surinkti. Bet dar prieš tai iš tikrųjų pastebėjau, kad velenas gal nėra išcentruotas pilnai. Jis man atrodo, kad dar turėtų link šitos pusės eiti, nes jis sukasi, bet jis nesisuka taip, kaip aš norėčiau, kad jis suktųsi. Aš norėčiau, kad jis lengviau suktųsi. Tai dar pabandysim biškį su variniu plaktuku stabtelėti į šitą galą. Nestipriai vis pasisukinėsiu, patikrysiu, nes dar įdėsiu salnikus, tai salnikai dar sulėtins veleną, tai tikrai bus negerai. Dabar be salnikų, tai jis turėtų žymiai lengviau suktis. Jis sukasi, bet jis ne taip, kaip aš norėčiau. Tai pradėsiu nuo to dabar, bandysiu biškį ištiesinti tą veleną. O jeigu neis, tai neis, nes aš nežinau, ar čia viskas gerai ar ne. Bet pagal viską, tai man atrodo, kad jisai biškį yra į vieną pusę labiau pakreipęs. Tai tada pradedam nuo to. Nežinau, kiek matėsi, nes biškį kai daužiau, tai man kamera pasislinko, bet gal matėt bent jau pirmus smūgius. Tai su tokiu variniu plaktuku, ne paprastu, o minkštu variniu plaktuku, pasidėjau bloką ant šonų ir manau, tikrai sutaisiau velenai, išcentravau dabar žymiai geriau sukasi ir su viena ranka, labai paprastai. Velenas atrodo žymiai labiau centriukiai. Nežinau, ar labai stipriai matosi, aišku, per kamerą, bet jeigu uždedu šičia, matosi, kad lygiai su centru ir turėtų va šitaip suktis. Turėtų suktis ranka, o ne tai, kad jeigu pasuki arba sunkiai sukasi, tik paleidai ir sustoja, tai čia yra problema. Reiškia, jūsų velenas yra neišcentruotas. Tai šituo geriau nesižaist, geriau pasitikrinti, jei ką, jau blogiausiu atveju skelt bloką. Bet aš dariau šitaip, užsidėjau veržlę, aišku, kad nesuvaryt sriegių, užsukau vieną pusės veržlę ir tada pasidėjau bloką ant šonų ir labai nedideliais stabtelėjimais, kokius 2-3 kartus ir man jau pavyko. Tai šita problema jau sutaisyta, galim, man atrodo, jau dėti cilindrą. Šičia nežinau irgi, ar teps hermetika ar ne, bet gal dėl visų piktų galvojų užsitep, nes vis tiek nepakenks, tai na, aš nebent skvišui kažkiek pakenkti, bet aš skvišų vis tiek nematuosiu. Bet šiaip ant visų savo bildų čia tai dėdavo hermetiką. Tiesiog dėl visų piktų, nes dažniausiai būna, kad leidžiu tai arba per kolektoriaus tarpines, arba per cilindrų. Tai su šituo irgi bandysiu nesižaist, tiesiai šviesiai, užtepsiu, uždėsiu tarpines, sudėsiu cilindrą. Ir šiandienos darbas, manau, bus tik tiek. O nebent dar dėl vaizdų gal užsidėsiu coverį, pasižiūrėti kaip atrodo. Nes tikrai, manau, atrodys labai gerai, dar ypač kai blokas nusidažys. Nusidažys bloką su tokiu coveriu, bus juodas blokas. Tikrai bus labai gerai. Įsirbimas irgi bus juodas. Aišku, gal kolektorius tik bus sidabrinis, bet arba tą irgi nudažysim. Bet karbas irgi juodas su raudonu filtru. Tai manau, viskas labai gražiai susiderins, dar turiu raudonas rankenėlės, raudoną pavarų svirtį ir ratų aš tai tikrai noriu dažyti ratus, nes noriu, kad ratai būtų
50-50, labai sunkiai matosi, labai tamsu. Pala. Noriu, kad ratai būtų pam. Turiu, čia yra iš tikrųjų spoke coveriai, čia nėra dažyti. Turiu juodų spoke coverių, tai darysim 50-50 ratus. 50 juoda, 50 raudona. Ir aš turiu nuo savo Speedfightų, nuo savo Peugeot, Candy Cherry Red dažų. Nu, čia dažai, bet dar turiu oi, čia tai ryža. Turiu dar raudonų koncentratų iš Anglijos, iš eBay'aus parsisiunčiau. Tai shippingas kainavo daugiau nei patys dažai. Tai dėsim tokius pam juodus raudonus ratus. Rėmą dėsim juodai, gal su raudonų perlų blizgučiu. Ir uždėsiu spauksus juodus ant raudonos pusės ir tada raudonos spauksus ant juodos pusės. Tai toks biškai gautas efektas. Tada, iš tikrųjų, labai nedaug pasakojau, ką noriu daryti iš išvaizdos. Tai tada turim dar vairą. Vairas tokia pilka labiau spalva, sidabrinė. Ta darysim, manau, arba juodą irgi, arba tą pačią Candy Red. Suportus irgi taip pat, manau, darysim Candy Red. Plastikus aš nedažysiu, nes jie su IVMX grafikom, tai šitų tikrai nekeisiu. Tik tais vietoj va šitos lempos, kur naudoju technikinį, aš uždėsiu YZ4PM frontplate'ą. Biški lipdukas uždėtas negražiai, bet manau iš toli tikrai nesimatys per daug. Šitą visą galą panaikinsim. Neturiu čia atsinešęs, bet turiu clear backplate'ą ant rėmų. Rėmų galo šičia užsideda. Toks permatomas plėtas su lipdukas, ten pat irgi turiu numerių laikiklį. O su galinė lempa, tai galinė lempa užsisakysiu juostinę. Tiesiog bus praktiškai LED juosta tokia ilga. Bus su integruotais posūkiais, ten stopų, taip toliau, visko ko reikia. Nes vis tiek, kad ir noriu, kad gražiai atrodytų, noriu, kad būtų legaliai ir kad matytų mane, ir kad būtų šviesos ir taip toliau. Tai dar neparodžiau, iš tikrųjų, dar vieną dalyką pamiršau. Dėl šviesų. Dėl šviesų aš turiu, gal čia įmetęs, va, radau. Aš turiu LED barą. Čia aišku yra kinietiškas, nes kur tu daugiausiai tų LED barų čia rasi. Na, aišku, gali, bet šiaip jie šviečia labai gerai. Pliusas minusas, turiu mygtuką jam, tai viskas bus padaryta ant atskirų mygtukų. Tai bus visas galas gražus, lygus, smailus galas. Nebus jokių ten numerio laikiklių, nebus didelių posūkių. O priekį dėl posūkių tai irgi turiu apvalius posūkius ant šakių. Irgi tokia kaip LED juosta. Tai viskas turėtų būti labai clean, labai gražiai. Tai ant šitų bildų tikrai pasistengsiu. Peugeot irgi subildinau, labai stengiaus. Tai ant šitų irgi reikia nepagailėti, nes tikrai end rezultatas būna labai verta. Tai mažiau štekų, daugiau darbų, eisiu bandyti jaučiu tada užsidėti cilindrą, susirinkti. Streetas 7-7, judam. Taigi, susidėjau grupę, viskas atrodo gerai, viskas sukasi gerai. Dabar nepasuksiu vieną ranką, nes dabar jau stumoklis uždės. Čia dar neprisukau, bet šičia uždėjau tą varžtų klijų. Tai tikrai nemanau, kad čia kažkas atsisuks. O dėl išmetimų, aš nežinau, aš uždėjau tas špilklas, kurios buvo duotos. Bet senas mano išmetimas buvo užsuktas su varžtais. Tai aš nesu tikras, ar aš noriu palikti su tokiom veržlėm, nes tos veržlės, man atrodo, kad neina pilnai tiek, kiek turėtų. Tai galimai, jeigu jau rinksiu pilnai viską, tai pasikeisiu gal tuos varžtus, bet dabar vien tik dėl vaizdų užsidėjau. Tai viskas atrodo tvarkoj. Uždėjau hermetikų vis tiek ir ant ir po tarpinę, toks dėl visų piktų, kad būtų lengviau miegoti naktį.
O toliau ką daryti aš nelabai turiu, nes dar neturiu salininkų, dar neparėjau. Tai be salininkų neuždėtų aš nieko negaliu padaryti. Dar norėčiau iš tikrųjų parodyti įsiurbimą. Taigi turiu savo įsiurbimą čia. Laukiu, kol pareis mano steičiaši lapeliai. Ir iš tikrųjų tai jisai telpa. Kažkaip, nelabai gal telpa. Kai tikrinu be bloko, tai tilp. Nu bet va, yra kažkiek trūkumų dar, bet aš galvoju, kad paprašiau ne bloką dabar jau visą milint, o patį siurbimo milimetrų dar gal paplonint, nes labai mažai trūksta. Tai reiktų milimetriukų čia nuvaryti šoną ir tada galėtų įsidėti, nes jeigu dabar šičia jau milinsiu, visą grešiu, tai viskas eis į vidų. Ta reikėjo daryti, kai buvo viskas išimta, bet kai buvo išimta, aš matavau, lyg man atrodo viskas gerai. Tai pasirodo nelabai. Tai manau, kad biškį siurbimą reikės tikrai patiuninguoti. O tuo pačiu dar reikia spacerių, nes šitas yra žymiai aukštesnis nei mano stokas. Tai kai įdedi, lieka geras tarpas. Taigi, kad reikėjo gaila buvo, bet biškį pafrizavau šonus įsiurbimu, nes patį keistą tai aš tikrai nenoriu. Daug mėsos iš tikrųjų yra, tai šitas milimetras 2 nieko tokio. Ir dabar jis įsideda gražiai. Aišku, tarpas lieka, bet sakau, reikia sulaukti spacerių. Sulaukus spacerių ir lapelio galėsiu sudėti, galėsiu uždėti karbą. Ir bus viskas gerai, manau. Taigi, jau baiginėjęs vieta mano telefone, tai daug filmuoti negaliu, bet va kaip demonstraciją uždėjau Ignition coverį. Šiaip vaizdas yra, bet kai visas blokas bus juodas, viskas bus juoda, tai manau bus vaizdas dar geresnis. Taip pat turiu dar oil pump coverį. Nežinau, kur dabar pasidėjau. Ai va. Taip pat turiu coverį, irgi tai bus uždėtas. Tai šiandienai tik tiek. Kai gausiu salininkus, pratęsiu ir susitiksim kitą dieną. Taigi, aš vėl garaže ir jau čia yra, man atrodo, kad 3 diena. Bet gavau savo salininkus naujus, šį kartą Doppler. Turiu atsinešti šplintą ir pagaliau gavau savo Doppler spacerį. Bet yra problema, kad aš savo įsiurbimų neįdėsiu vis tiek šiandien, nes laukiau aš lapelių, sulaukiau, bet lapeliai netokie. Tai aš jau pasirašiau su parduotuvė, tai man pakeis lapelius į tiesiog lapą medžiagos. Įsikirpsiu pasus lapelius, bus paprasčiau, nes labai sunku man jūs rasti, V-Force lapelius. Tikrai labai sudėtinga. Ir šiandien dar sutorkinsiu visus varžtus. Čia turėtų būti 8 Nm, čia turėtų būti nuo 19 iki 22. Tai pirmiausia pradėsiu nuo to, paskui nusimsiu tą coverį, susidėsiu salininkus ir paskui galėsiu pradėti rinkti patį motorą. Jau, manau, pilnai surinksiu, dėsiu šiandien tą įsiurbimo be tų lapelių, vis tiek vaizdas bus tas pats, tik kad vėliau įsidėsiu tuos lapelius. Ir motoras bus kaip ir baigtas, tada toliau jau pradėsim su biškį neįdomesnė dalim, tai bus visas šveitimas, visų dalių dažymas. Tai šitas procesas irgi viską filmuosiu, bet, sakau, bus gan neįdomu, manau. O motorą jau kai dažysim, tai aišku, jau galėjau dažyti, kai buvo nesurinktas, bet apsilipysiu viską, ką nenoriu, kad būtų nudažyta, ir nusipurkšiu vienu viską metu. Tai tiek, o dabar eisiu turbūt pasimerkti sankabą į tepalus. Pat iš tikrųjų pamiršau atsinešti tepalus, tai tuoj grįšiu. Kai grįžau, atsinešiau tepalus. Tai didelis ačiū labai dvitaktis.lt, kad man padovanojo iš tikrųjų šitus tepalus. Ir tuo pačiu dvitaktis yra oficialus Poliniai partneris. Tai aš gavau iš jų daug lipdukų ir gavau Polinį lipdukų. Tai šitų susidėsiu dabar ant gertuvės. Kaip matos, kad jau esu gerokai apsilipinęs. Va, lipdukai užlipyti. Gertuvė atrodo žymiai gražesnė. Tai kaip ir dabar galim pradėti bildą.
Gavau tokį patarimą iš tėvų, kad paprasčiau dabar su tokiais dažais atspariem karščiui, su juodais. Aš geriau dabar nusišveisiu tą bloką su labai stambiu kokiu 320, 102, nežinau. O viską čia labai gražiai iššveisiu. Ir vis tiek dabar kol nesurinkta, daug nereikės lipyti. Nusidažysiu, bet nežinau ar cilindrą noriu dažyti ar nenoriu dažyti. Tai šitas irgi gal apsilipysiu, gal neapsilipysiu, dar nežinau tiksliai. Bet dabar kol nėra nei siurbimų, nieko nėra, viską galiu nusidažyti, viskas bus gražu. Ir einu dabar šveist. Iš tikrųjų prieš šveičiant dabar pagalvoju geriau užsilipysiu viską, nes jeigu aš iššveisiu, matos dulkelės viskas įkris į vidų. Tai užsilipinsiu, ką noriu užsilipinti, bent jau dabar šiaip, kad tiesiog neįkristų. Ir susidėsiu salinikus, kad irgi ten neprivaryčiau į vidų. Tai pirmiausia dabar pasidarau tą ir paskui galiu eiti šveisti.
nusišviečiau daugumą blokų. Tikrai nebuvo lengva. Su 120, tada su 320. Tai va, visas blogiausias dalis ypač nusišviečiau, kur buvo atsilupę. Tai dabar, man atrodo, susidėsiu sankabą. Visą sankabos pusę susidėsiu tą dangtį ir paskui tą dangtį nusišveisiu. Tada galėsiu viską gražiai apsilepyti ir tada nusipūsiu viską vienu metu. O sankaba jau kokią valandą stovi pamerkta, bet kokiu atveju aš vis tiek pildysiu visą dėžę tepalais, tai tiesiog jinai stovės, aš dar jos aišku nekursiu ilgą laiką, kol neįdėsiu. Tai galiu nelaikyti per naktį tų lėkštučių, tai dabar šiaip tik pamerkiau. Tai dabar išsivalysiu visas tas dulkeles, kur aš čia galėjau prikirsti. Susidėsiu sankabus visą pusę ir tada užsidėjus dangtį, dar kartą išveisiu dangtį. Ir po to jau, manau, galėsiu nusipūsti. O nusipūtus, nežinau, ar taip greit išdžius. Gal tada jau kitą dieną susirinksiu viską. Tai šiandien bent jau noriu viską nusidažyti. Gal tas nudažymas nebus pats kokybiškiausias, bet bent jau bus blokas gražesnis, bus bent jau juodas. Ir apačia bloko nėra tokia jau ten tobula, bet aš ten jau taip jau nešviečiu, nes tiek apačia, tai ten daug nesimatys. Bet vos tokiais dažais. Tai spalva juoda, matinė, man atrodo, iš tikrųjų. Bet jinai vis tiek gal kažkiek blizgės. Svarbiausia, kad tik juoda būtų. Tai dabar pastatysiu kamerą, susirinksiu visas dalis gražiai, pastatysiu ir tada pradėsiu rinkti sankabos pusę.
Daug laiko praėjo iš tikrųjų, buvo biškai sudėtinga, bet vis tiek sudėjau viską surinkau, viskas prasisuka gražiai. Tai bent jau tuo džiaugiuosi, dabar biškai apsivalys tą hermetiką visą. Pasibaigsiu šveist va šitą dangtuką ir toliau, manau, tęsim su dažymu, o šiandien nusipurkšiu, bent jau paliksiu taip. Ir tada kitą dieną tada galėsiu susirinkti savo siurbimus ir toliau rinksim, dažysim, šveisim rėmus ir ratus. Tai atrodo taip motoras, šviežiai va, uždėjau 2 sluoksnius dažų, nežinau kaip gerai nusidažė, dugnų blokų nelabai nudažiau, nes labai neėjau pasiekt. O manau, stosim ties motorus šičia, nes dar vis tiek turiu susilaukti ant kelių dalių, paskui galutinai surinksiu, bet jau ačiū, ten jau neįdomu žiūrėti, tiesiog bus, va, prisuksiu kolektorių, prisuksiu, nežinau, karbą uždėsiu. Tai tiesiog pabaigti bendrą vaizdą, bet neužilgo jau čia kitas videkas bus, kad užsimsiu visais rėmais, visais šveitimais. Ir paskui, kai turės šiaip laikų, surinksiu pilnai su visais kolektoriais, viską parodysiu. Bet noriu jau įkelt video, tai ties čia baigsim. Jau kaip ir motoras surinktas, liko, sakau, tiesiog da baigt. O tai bildų jau padaryti kokią 20% tik tais. Sunkiausiai bus neįdomiausia, sakau, dalis dabar, bet bent jau turim šitą pagrindą. Tai manau viskas sklandžiai praėjo. Ir tik tiek aš jums turiu. Tai manau susitiksim kitam videke. Iki.